Sveiki, visi gimę po vandenio ženklu. Pasižiūrėkime laikotarpį nuo balandžio 21 iki 27, kas jūsų laukia. Savaitės perspektyvos, ko vengti ir patarimas jums. Vandeniai šią savaitę bus aktyvūs, kūrybingi, norėsis veikti, norėsis bendrauti, galbūt sutiksit ar susipažinsit su ugninga, energinga moterim, galbūt iš jos gausit kažkokių tai labai reikalingų jums šiuo metu patarimų, taip pat jinai gali jums padėti jūsų reikaluose. Ko vengti? Venkite per ilgo tokio kaip sąstingio, nenoro judėti į priekį, ateities baimės. Ir patarimas jums, ieškokite žinių, ieškokite išminties, jeigu reikia, pabūkite vieni su savimi, tuo pačiu, jeigu savarankiškai nepavyks gauti kažkokių tai žinių jums reikalingų, ieškokite mokytojo, patarėjo ir žmogaus, kuris gali jūs išvesti į šviesą.